Marijampolės profesinio rengimo centre įteiktos vietinės verslo įmonių vardinės stipendijos tiems, kurių pastangos, ryžtas ir talentas nusipelno ypatingo įvertinimo. Stipendijas jau tradiciškai įsteigia vietos verslo įmonės Stevila ir CLT Forge. Taip pat šiais metais naujai prisijungė verslo klubas BNI. Kalbant apie įmonių ir asociuotų įmonių vardinės stipendijas, vienreikšmiškai mūsų bendroji vertina kaip labai gerą praktiką, kuri skatina tiek mokinių, tiek mokytojų tobulėjimą ir šiek tiek priverčia galvoti kitaip apie verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Nes iš esmės deklaruoti sutartim, ar gražiai kaip sakyti, susitikti kavos, išgerti ir pagirti vieni kitus, turbūt mes mokam, bet tikrais darbais, tikromis praktikomis tas yra rečiau. Įmonių atstovų teigimu, kvalifikuotų specialistų trūkumas viena aktualiausių problemų regione. Tikimasi, kad įsteigtos stipendijos prisidės prie mokinių pritraukimo ir sėkmingo įsiliejimo į darbo rinką. Mes labai aiškiai matome, kad iš metų į metus prisitraukti kvalifikuotų specialistų darosi sunkiau. Ir matyti tiesiog jau čia visa ta mūsų visos Respublikos problema, kad vaikai renkasi lengvesnės specialybės ir inžinerija dažnai lieka kaip ir tokia truputėlį šone. Mūsų pagrindinis tikslas paskatinti jaunimą, rinktis inžinerinės krypties studijas, mokslus. Iš tikrųjų mes esam gamybinė įmonė, matom didžiulį poreikį tiek jaunimo, tiek apskritai darbuotojų. Matom poreikį sukurti tiek Europoje, tiek Lietuvoje, tai mes kartu su kitomis įmonėmis Marijampolėje nusprendėme praktiniais veiksmais prisidėti prie pasirinkimo. Buvo toks tikslas, kad nenorime vien būti verslo rekomendacijų klubas, norėjosi tiesiog būti ir kartu ir socialiai atsakinga organizacija. Pastebime kvalifikuotų specialistų trūkumą šiame krašte regione ir pamanėme, kad tai būtų graži idėja paskatinti studentus likti čia, dirbti, užsidirbti ir tuos pinigus panaudoti prasmingai. Stipendijoms kiekviena įmonė skyrė skirtingas pinigų sumas. Nuo 50 eurų kas mėnesį iki 450 eurų 2 kartus per metus. Finansinės paskatas profesinio rengimo centre gavo 3 mokytojai ir 12 mokinių. Tos stipendijos yra teikiamos tiek studentams, tiek ir dėstytojams. Ir būtent tos stipendijos yra skirtos daugiau paskatinti vaikus ir mokinius mokytis specialybių susijusių su inžinerinė kryptimi, o dėstytojus įgauti praktinių įgūdžių ir turėti galimybę studentus atvežti ir pamatyti, kaip praktiškai įmonėje vyksta darbai susiję su inžinerinės pramonės sritim. Kiekvieno situacija labai individuali ir iš esmės turbūt didelio skirtumo nėra, kur ten tos pinigėlius padės ir kaip padės. Labiau turbūt svarbu yra dėmesys įmonės, kaip būsimojo darbdavio, kuris turi interesą pakviesti mokinį į savo įmonę. Vietinių verslų atstovai džiaugiasi, kad su Marijampolės profesinio rengimo centru bendradarbiauja jau ne 1 metai. Turi darbuotojų, kurie yra iš pameistrystės programų. Taip pat yra pasiekę puikių rezultatų konkursuose Lietuvos mastu. Tikimasi, kad ši graži partnerystė tęsis dar ilgai ir kartu bus kuriama paskata jaunajai kartai siekti aukščiausių rezultatų, tobulėti ir drąsiai žengti į ateitį.